Kodėl nakties metu dažniausiai mes nematom numerių, mašinos numerių per savo kameras? Kad galėtume jums tai parodyti ir paaiškinti, mes atsivarėm savo kamerų ekspozicijos autobusą į vienkiemį, kuriame nelabai yra šviesos. Kamerų autobuse yra labai daug ir pigių, ir brangių, ir plačiai matančių, siaurai matančių, su jėru, su ledu, ko tik norim. Taip, kad montuojam mes numerius ant šio mūsų ožiuko, netoli nuo autobuso ir pažiūrėsim, kas čia gausis. Numeriai vietoje, visom kamerom esam išjungę visus naktinius pašvietimus, jokios šviesos iš kamerų nėra. Lipam į autobusą ir pažiūrėsime, koks yra rezultatas. Klientams mėlynas gražus foteliukas. Turime tokių kamerų, bet dabar ne apie jas pakalbėsim. Štai. Vienose kamerose diena, kitose naktis. Ir pažiūrim, ką mes čia turim. Numeriai matosi šitoje velniškai plačioje kameroje. Numeriai matosi ir šioje kameroje. Bet, o tačiau, jeigu mes kamerai įjungsime naktinį pašvietimą, pažiūrėsim, kas gausis. Šita kamera turi LED pašvietimą, duodam 100%, įjungiam ir pažiūrim, koks yra rezultatas. Štai, numerių nebėra. Kodėl? Todėl, kad jie spindi šviesą. Štai ir viskas. Jeigu kamera iš savęs šviečia, mūsų numeriai atspindi šviesą ir numerių nebelieka. Žinoma, yra niuansų, yra išimčių, yra sprendimų įvairiausių. Taip kad norint nedaryti klaidų, įsikviesti mūsų autobusą, mes pasikalbėsim su jumis detaliau apie šias visas situacijas, nes, pavyzdžiui, tarkim, šioje kameroje šiek tiek numeriai matosi. Kodėl? Nu gerai, pasakysiu. Keliaujame į lauką. Numeriai čia, šviesa čia. Dabar šviečia štai šitą kamerą. Mes numerius matėme per visą kitą kamerą, kuri yra krašte. Kitaip tariant, šviesos šaltinis yra ne tiesiai iš kameros, o iš distancijos atsiranda, ar ne? Taip kad dabar mes numeriukus kaip ir matome. Dar jeigu mes sumažinsim šviesos kiekį, tuoj sumažinam. Ne šitoj kamerai mes jungiame, o šitoj kamerai jungiam šviesą 100%, ar ne? Tai mes dabar sumažinkime šviesos kiekį iki 1%. Bumt, 1%. Jungiam. Numerių vis tiek per ją nesimato. Bet jeigu pasimsim kitą kamerą, kuri yra šone, kuri yra toliau nuo mūsų šviesos šaltinio, tarkime šitą kamerą, numeriai jau matosi. Taip kad, žinoma, yra niuansų, žinoma, turim ką patart, ką papasakot, ką parodyt. Taip kad jeigu jūs domitės IP kameromis, ne Wi-Fi kameromis, galite sikviesti mūsų autobusą pas save, atvyksim, parodysim daug kamerų, papasakosim jų darbą, skirtumus ir bus jums viskas aiškiau, ką pirkti tokio, kas nebūtų klaida.